kas tai yra klimatas. Klimato sistema. Kad klimato sistema yra labai sudėtingas dalykas, tai yra labai daug visokių sferų sudaro būtent klimato sistema. Ir tai yra sferos, kurios tarpusavėje susijus. Tai yra atmosfera, ir biosfera, ir hidrosfera, ir kriosfera, ir visos kitos sferos, kurios tarpusavį turi ryšį, lyg tai būtų, pavyzdžiui, didelis namas, kuris turi labai daug įvairiausių komponentų. Ir kai mes vieną tą išjudiname, ką mes padarėm su atmosfera, tai tuo momentu prasideda kitimas visų kitų sferų. Ir tą mes labai sėkmingai su savo intervencija į gamtą padarėme ir gamta labai ilgai bandė gintis nuo mūsų. Ir kadangi jau nebesugeba apsiginti, taigi įvyko tokie pokyčiai, tiesiog prasidėjo tokia grandininė reakcija, kurios mes jau sustabdyti praktiškai negalime. Mes ją galime šiek tiek sušvelninti, pristabdyti, kažką daryti, kaip prisitaikyti prie viso to, kas vyksta, nes jau kaip procesas pats jau juda į priekį ir jisai įgavo pagreitį. Šiaip jau klimatas nesikeičia ten per 10 metų, per 20, tai yra tūkstantmečių reikalas, bet paskutiniu metu ir ypatingai, jeigu mes žiūrėsime iš tikrųjų mūsų grafikus, kuriuos mes turime, tai iš tikrųjų matome, koks yra staigus tas klimato kitimas ir kaip kinta viskas ir kaip ta temperatūra vidutinė metinė auga. Tarpusavį metai gali būti skirtingi, bet temperatūra vidutinė metinė išaugo gana ženkliai visoje Lietuvoje. Ir jeigu mūsų vidutinė metinė temperatūra yra 6,2, tai paskutiniu momentu, bet pernai metais mes turėjom 8,3. Tai yra tiesiog daugiau negu 2 laipsniais ir tai yra jau tas vadinamas optimistinis scenarijus pasiektas, kurio mes dar tikimės, kad pasieksim, bet pernai metais mes būtent turėjom to optimistinio scenarijaus jau temperatūrą. Tai yra pakilimas 2 laipsniais.